Labadiena, aš Arūnas Ramanauskas, dirbantis Veda kompanijoje. Tai yra nauja internetinė parduotuvė, kuri užsiregistravo prieš 3 mėnesius Lietuvoje. Tai yra UAB Cordycepsas ir jis oficialiai veikianti įmonė yra, dirbanti internetinėse technologijose. Ir aš noriu pasakyti, kad tai yra nauja įmonė, naujos perspektyvos, o patirtis didžiulė ir tinklinės rinkodaros versle. Dabar aš pasidalinsiu su jumis skaidrėmis, greitai pristatysiu marketingo planą, nes žmonėm patinka, kada trumpą, paprastą informaciją duodė. Jūs matote, tai yra naujas žvilgsnis. LMM industrijoje, tai kas tai yra tas naujas žvilgsnis? Tai yra naujas žvilgsnis, kad kompanijos Kinijos padarė asociaciją, tai kelios tinklinės rinkodaros kompanijos, kurios anksčiau dirbo Europos Sąjungoje ir Kinijoje ir Azijoje, sukūrė internetinę parduotuvę, kad būtų lengviau žmogui pristatyti ir savo patirtį pasidalino dėl tinklinės rinkodaros marketingo. Keli marketingai yra sujungti į vieną ir todėl jis vadinasi naujas žvilgsnis MLM industrija, kad žmogus suprastų, kuo yra išskirtinė šita kompanija. Ir vat ką aš noriu jums parodyti, tai yra rekomendacijų verslas iš lūpų į lūpas. Bet pagrindinė pardavimo tendencija visame pasaulyje dabar yra, bet daugiau galima pasakyti, kad iš telefono į telefoną. Šiais laikais, kada mobilūs telefonai išmanieji pasidarė tokie kaip kompiuteriai, žmogus gali siųsti žinutes, gali siųsti nuorodas, gali daryti įrašus, gali daryti prezentacijas. Ir pristatymas tinklinės rinkodaros versle pasidarė visai kitoks. Tai vat, naudojant kompiuterinės technologijas, išmanųjį protą, visai kitas verslas yra. Ir vat, didelės įmonės šiandien įsitraukia į rekomendacijų verslą. Ir bankai, ir automobilių prekybos salonai, ir kelionių organizatoriai, ir mobilaus ryšio pardavėjai, mobilių telefonų pardavėjai, interneto tiekėjai ir kitos įmonės, kurios pagal rekomendacijų verslą jos turi galimybę daryti lojalius klientus ir tie lojalūs klientai duoda rekomendacijas kitiem klientai, už tai gauna atlygį pagal marketingą. Ir tinklinės rinkodaros įmonės uždirba milijardus dolerių įvairiose produktų kategorijose, tai ir maisto produktai, ir papildai maisto, ir sveikatinimo įrangos yra, ir asmeniniam naudojimui skirtos technologijos, ir tokia kaip Alibaba, Amazon, tai yra didžiausias apyvartas darančios įmonės, kurios pardavinėja internete daug prekių ir žmonės jau išmoko pirkti internete. Ir mes lygiai taip pat taikom tokią technologiją, kad žmogus turėtų galimybę pats susirinkti informaciją, gauti instrukcijas ir pats nusipirkti tokią prekę, kokia jam reikalinga. Tai pagrindinė Vedos idėja yra sukurti platformą, kurioje žmonės vienomis rinkodaros sąlygomis gautų kokybiškai įvairių kategorijų prekes ir gerą atlyginimą. Pagrindinės produkcijos linijos tai yra sveikatos produktai, higienos prekės, kosmetikos, maisto papildai, įranga ir kita elektronika. Ir čia jie kūrė internetinę parduotuvę, kad žmogus pagal savo norus, pagal savo pageidavimus galėtų įsigyti įvairias prekes. Ir kodėl aš dabar randuos Vedoj? Tai yra pirmiausia kiniečių kompanija, kuri turi didelę patirtį tinklinės rinkodaros, įmonės vadovybė yra su patirtim ir jie savo patirtį, rinkodaros, marketingo patirtį čia sudėjo į vieną. Ir jis unikalus yra tuo, kad duoda pirmiausia žmonėm pinigų, o paskui tas žmogus iš tų pinigų gali pirkti prekes. Ir čia lygiai tas pats, kad nuolaidų kortelę gaunat parduotuvėje nuolaidą pirkdami, naudodami nuolaidų korteles įvairiausiose parduotuvėse, supermarketuose. Ir paskui tas nuolaidas jūs naudojatės sekančių prekių pirkimui. Tai va čia nuolaida yra 100%. Visi pinigai, kurie sumokami
už prekes, perkant paketą, jie grąžinami į jūsų sąskaitą. Tai čia Europoje tik tai yra rinkos pradžia, 23 metais gegužės 20 įsikūrė kelios įmonės ir kaip sakau, vadovybė yra patyrusi komanda. Tai įmonės vadovai, kurie dirba tinkliniai prekybai ne vieni metai ir jie turi patirties ir 30 ir 20 metų ir dirbdami Europos Sąjungoje turi patirties ir tie žmonės organizuoja dabar truputį kitokį verslą, panaudojant internetinės technologijas. Veda struktūra yra POHERBS, yra POHAUVEI produktai, POHAU technologijos yra, Herbalife pasijungia, kitos tinklinės rinkodaros įmonės susijungia ir jie daro tą asociaciją, kad daugiau produktų būtų vienoj vietoj ir logistika būtų pigesnė ir žmonėms naudingiau. Tai keletą čia produktų jūs pasižiūrėsite, tai ląstelių aktyvatorius yra, noras bus pasiskaityti daugiau žinių, daugiau instrukcijos, yra mokymai, metodikos, kaip naudoti šitą ląstelių aktyvatorių. Ir skaidrės rodo, jeigu trumpai, kad daugiau funkcinis ionizatorius renginys ionizuoja orą, kurį jūs kvėpuojate namuose, tai nuo oro irgi daug kas priklauso, sveikata priklauso. Yra aukštų technologijų akiniai, ypač dirbantiems prie kompiuterių, tokiem kaip man, kurie gale dienos ir akis skauda, ir raibuliuoja, ir nebe taip matos, tie kompiuteriai ir migreną nuima, ir nuovargį akių nuima, ir apsaugo akis nuo įtakos kompiuterių, mobilių telefonų, ir vaikams, kurie naudoja mobilius telefonus, tie akiniai tiesiog rekomenduojami, kad būtų geresnis akis ir neskaudėtų galva ir nebūtų tokios įtampos akise. Korekciniai vykpadžiai yra tiesiog pėdutės, kurios masažuoja padus, atstato laikyseną kūno, pilnapadystę panaikina įvairius negalavimus, varikozės ir vėl yra instrukcijos, kaip naudojos, kokios pasekmės, video medžiaga yra, kaip žmogus naudoja, kokia patirtis yra ir kokia nauda iš jų. Anijoniniai higieniniai įklotai, jie jau senai Europos Sąjungoje yra ir jie naudojami, atsiliepimai labai geri. Tai va čia biologiškai aktyvus maisto papildai įvairūs, kurie atstato imunitetą, padeda sveikatintis organizmą ir jie labai naudingi žmogui. Atgaivinantis purškiklis yra, tai atjaunina veido odą, mažėja raukšlės veide ir jis naudojamas irgi jau ne pirmi metai. Biomasažuoklis, POHERBS kompanijos, tai yra naujovė, pagal kiniečių mediciną, kaip ir taurėmis, adatomis ir giluminio ultravioletiniais spinduliais masažas darosi, vakuuminio būdu taip pat masažas darosi ir verta pasižiūrėti šitą produktą ir tiesiog pasiskaityti metodikas ir instrukcijas ir atsiliepimus apie šitą prekę. Tai mūsų kompanijos partnerystės programa yra labai naudinga žmogui, jinai unikali ir vėliau aš pasakysiu, kuo tas unikalumas pasireiškia. Rinkoje dažniausiai yra naudojami atlygio tipai, tai yra dvilypis binaras, klasikinis binaras yra ir unilevel binaras. Tai šita kompanija visus tuos binarus 3 sujungia į vieną, beprecedentinis sprendimas, kad vienas papildo kitą ir turi galimybę gauti 3 atlyginimus dirbdami vieną darbą. Momentiniai išmokėjimai yra į banko kortelę, tiek veda turi savo banko kortelę, kurią jūs atsiskaitot parduotuvėse, naudojat prekių pirkimui ir pinigai išmokami už sutarties sudarymą 2 kartus į mėnesį, o papildomų pirkimų pinigai išmokami iš karto, kada žmogus uždirba pinigus. Pradiniai paketai yra
250 taškų, standartinis paketas yra 500 taškų, premium paketas yra 200 taškų. Tai maždaug startas yra 250 taškų, atitinka 320 eurų, 500 taškų maždaug atitinka 700 eurų, premium maždaug 2,5 tūkstančio eurų atitinka ir jūs gaunat už tą sumą prekes ir visi pinigai, tiesiog kuriuos jūs sumokat už prekes, grąžinama į jūsų vidinę piniginę, į jūsų vidinę sąskaitą. Kada jūs perkat pagal paketus, tai iki 9 lygio jūs turit galimybę gauti pajamas, turint pirmą start paketą už 250, gaunat iki 3 lygio. Pajamas nuo kiekvieno pakartotinio pirkimo 5 procentai eina, 500 iki 6 lygio, 2000, kada paketas yra, gaunat iki 9 lygio, jūs pajamas nuo jūsų žmonių pirkimų, pakartotinių pirkimų. Tai yra naudinga tuo, kad prie starto paketo, kada turėtojai yra, negaus daugiau kaip 250 eurų atlyginimo į dieną, o jau kada jūs padarot upgrade, papildomą savo paketą padidinat, jau gaunat 500 eurų į dieną. Ir tokia galimybė yra gauti didesnę sumą pinigų atlygį už tai, kad binaras labai greitai daugina žmonių kiekį ir tie taškai skaičiuojasi kiekvieną mėnesį ir už juos gauname mes atlygį. Finansinės galimybės yra Viados kompanijos žingsnių premija, dvejetainė binarinė premija, pakartotinė pirkimo premija, kelionės premija, automobilio premija, lyderystės premijos, pasaulinės apyvartos premijos. Tai va čia yra visos premijos, atlyginimai pagal marketingą mokami toj kompanijoje ir jie yra unikalūs tuo, kad 100 procentų pinigų grąžinimas. Tai yra pirmas bonusas, tai yra 100 procentų, kiek jūs sumokat už prekes, gaunat prekes ir jums grąžina 100 procentų nuolaidom naudoti vidinę piniginę, kur jūs tos pinigus leidžiat pirkiniams. Pačios kompanijos struktūrai. Žingsnių skaičiavimas, monetizavimas yra, kad pagal šitą QR kodą jūs atsisiunčiat programėlę į savo mobilų telefoną ir jums pradeda skaičiuoti kompanija žingsnius už 10 000 žingsnių. Jeigu jūs padarote į dieną, jums sumoka 10 eurų, 7 dienos jums sumoka 7 eurai. Jeigu ne vienos dienos per savaitę nepraleidote, nužingsniavote, nes dėl sveikatos irgi turi žmonės laikrodžius, dėl sveikatos žingsniuoja, skaičiuoja tos žingsnius, dabar yra populiaru, tai jūs gaunat 70 plus 30 eurų premiją, 100 eurų į savaitę. Jeigu jūs nepraleidžiat 4 savaitės mėnesį, kiekvieną dieną žingsniuojat šitą žingsnių kiekį, 10 000 žingsnių į dieną, jūs gaunat 500 eurų į mėnesį ir gaunate vidinę piniginę, kuriuos galite leisti pirkinių darimui, pirkdami prekes mūsų kompanijos internetinėje parduotuvėje ir naudodami tuos pinigus. Tiesiog kompanija duoda jums pirmiausia pinigų, grąžina pinigus už jūsų pirkinius ir jūs gaunat, kaip pavyzdys, iki 800 eurų į mėnesį pinigų, kuriuos jūs įsigrynindami tuos pinigus galite pradėti daryti verslą, rekomenduoti kitiems žmonėms ir turėti didelę naudą iš pirkinių. Tiesiog visi pinigai susigrąžina už pirkinius, atgal jums grįžta atgal į jūsų kišenę. Žingsnio premija tai yra, kada iš kairės pusės vienas žmogus užregistruojamas ir iš kitos pusės vienas žmogus užregistruojamas, tai vadinasi žingsnis. Nuo mažesnės sumos jūs gaunat 50 procentų jums atgal išmokama į banko sąskaitą. Jeigu pavyzdys, va čia yra 500 vidinių taškų ir kitoj pusėje 500 vidinių taškų, jūs gaunat 200
eurų į banko sąskaitą pinigus, o 50 eurų jūs gaunat į vidinę piniginę. Jeigu skirtumas yra kairiai kojoje apačioje, kai rodo pavyzdį 2000 yra, dešiniai kojoje 500 yra taškai susikaupė, nusipirko žmogus, jums mokama nuo mažesnės sumos, tai reiškia 50% bus mokama nuo 500 PV taškų. Tai reiškia 250 eurų komisas yra už registraciją žmogaus ir kada jis nusipirko mūsų produktus, mūsų paketą ir produktus. Dvilypė binarinė premija tai yra, kad už vidinės poros mokama taip pat 10% nuo jo apyvartos. Jeigu 500 vidiniai kojoj, 2000 yra vidiniai kojoj, jums sumokės 10% nuo 500, tai 50 eurų į jūsų banko sąskaitą sumokės nuo vidinės kojos, tai yra 10% nuo apyvartos. Pakartotinio pirkimo premija, tai yra jau persijungia į linijinį binarą. Linijinis binaras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ir jeigu jūs turit paketą už 2000 taškų nusipirkę, jūs gaunat 5% nuo pakartotinių pirkimų apyvartos į savo banko sąskaitą nuo visų žmonių iki 9 linijos. Jeigu jūs turit starto paketą už 250, 5% gaunat iki 3 linijų nuo pakartotinio pirkimo. Tai yra didžiuliai pinigai nuo visos grupės žmonių ir nereikia atitinkamų kategorijų išpildyti, reitingų padaryti kaip kitose kompanijose, o čia tiesiog gaunama nuo apyvartos, nuo pat pirmo žmogaus, kurį jūs užregistruojate. Jeigu tas žmogus užregistravo irgi vieną žmogų, jau jūs gaunat ant 2 linijų. Jeigu tas pirmas užregistravo dar vieną papildomą žmonę ir ten tie žmonės užregistravo po vieną, jūs gaunat iki 3 linijų ar iki 9 linijų gaunat 5% nuo tų žmonių apyvartos. Tai reiškia, jūsų grupė padaro registracijas, o pinigai ateina tam žmogui, kuris tiesiog pakvietė tą žmogų pirmas ir dėl to naudinga į mūsų kompaniją ateiti, kad nauja yra, ką tik susikūrus, gegužės 20 ir tai yra viso to binaro pati pradžia daroma ir Vilniaus ofisas yra pagrindinis skirtas Europos Sąjungom, logistika vyksta per Vilnių, parduotuvė yra galima dalyvauti mokymuose Vilniaus ofise, parduotuvė yra Vilniaus ofise, galima pasižiūrėti, kokie produktai yra ir tiesiog grąžinti, garantinį aptarnavimą daryti iš Vilniaus atstovybės. Kvalifikacijos premijos yra tiesiog nuo kategorijos direktorius vėl persijungia į kvalifikacinę sistemą. Tai reiškia, kuris iš jūsų tiesioginių žmonių didžiausia daro apyvartą su savo grupė. Ir čia kaip yra pavyzdys, pastato raudona spalva pažymėta, stipriausia šaka yra. Ir visi žmonės bendroj sumoj surinko 500 taškų nuo apyvartos. Ir visi kiti jūsų registruoti statosi į kitą grupę. Vadinasi, bendra likusių šaknų apyvarta irgi turėtų sudaryti 5000, tada jūs gaunate kvalifikacijos premijas. Ir va čia dar kartą aš grįšiu, kokios yra kvalifikacinės premijos, kiek taškų reikia surinkti. Ir tie taškai skaičiuojamasi, vidiniai taškai PV, jie vadinasi, skaičiuojami kiekvieną mėnesį. Kitą mėnesį vėl iš naujo jie skaičiuojasi ir vėl išmokos daromos jum į jūsų banko sąskaitą. Kelionės kompanijos sąskaita, kada jūs tampat direktorium, pasiekėt pirmą kvalifikaciją 5000 taškų kairiai ir 5000 taškų dešiniai, jūs gaunat 100 eurų, gaunat į savo
kelionių sąskaitą ir kompanija 3 kartus į metus išveža kompanijos darbuotojus, partnerius į kelionę ir kaupia tuos pinigus tai kelionė. Jeigu šiais metais nešėjo išvažiuoti dėl kažkokių aplinkybių, kitais metais susikaupė didesnę sumą kelioniam pinigų, jūs galite vežti šeimos narį kartu su savimi tą kelionę, nes 1200 eurų kelioniai susikaup per metus laiko, arba jeigu regional direktorius esat, jau 200 eurų kaupėsi kelionė, tai yra 2400, tai jau ir šeimos narys kartu su jumis gali važiuoti kelionę ir džiaugtis tais malonumais kelionės kartu su jumis, nes jūs dirba darbą ir dirbant sunkiai darbą, bendraujant su žmonėm, reikia ir pailsėti. O ta kelionė, jos būna labai gerose viešbučiuose, geros kelionės ir mokymo programos tose kelionės yra ir tiesiog kompanija rūpinasi ir atideda pinigus iš jūsų atlyginimo, atideda pinigus kelionėm. Netiduodami jums, kad jūs išleistumėt parduotuvėse, pirkdami duoną, benziną, dar kas nors, ir iš sistemos tiesiog kiekvieną mėnesį jums atideda 100 arba 200 eurų kelionė. Autopremija yra, kada nuo nacionaliniaus direktoriaus kategorijos 30 taškų vienoj šakoj ir 30 tūkstančių kitoj šakoj susikaupė per mėnesį, į jūsų sąskaitą tiesiog perveda 500 eurų automobilio išlaidos yra. Ar jūs nusipirkę savo automobilių, mokat leasingą, mokat kažkokias įmokas mėnesinės, ar jūs turite išlaidas automobilio, ar nuomojate automobilio, važinėjat, jūs gaunat automobilio išlaidą kiekvieną mėnesį po 500 eurų. Nepriklausomai, ar jūs naudosite tuos pinigus automobilių išlaidom, ar savo, tie pinigai pervedami į jūsų banko sąskaitą, nes automobilio išlaidos norit, nenorit, darant verslą vis tiek jos yra. Lyderystės premijos, jau čia nacionalinis direktorius yra 30 tūkstančių vienoj pusėje šakoj, 30 tūkstančių kitoj pusėje šakoj. Jum nuo apyvartos visos grupės mokamas 1%. Internacionalinis direktorius 50 tūkstančių taškų vienoj šakoj, 50 tūkstančių kitoj šakoj, jum mokama tiesiog papildomai 2%. Kontinento direktorius yra 100 tūkstančių taškų, 100 tūkstančių taškų, kitoj pusėje jau mokami po 1% nuo kontinento apyvartos. Matot, yra pasaulinė, 1% nuo visos pasaulinės apyvartos irgi mokama, kada atitinkama suma taškų susirenka į vieną pusę ir į kitą pusę. Tai vat tiek bonusų yra vienoje kompanijoje ir kas yra privalumas toj kompanijoje, unikalumas, kad už produktus visi pinigai grįžta nuo pirmo pirkimo, grąžinami 100%. Antra, duodama žmonėm, kada jie paketą nusipirko, užsiregistravo galimybę už žingsnius gauti. Žmonės tie, kurie nelabai nori kalbėti, nelabai nori bendrauti, daryti pristatymus, jie turi galimybę nuorodą nusiųsti žmogui apie internetinę parduotuvę ir tiesiog patys žingsniuodami turėti galimybę pirkti pigiau prekes ir gauti pinigus į vidinę piniginę iki 500 eurų, tai per mėnesį tai yra 6000 eurų per mėnesį, tai gan padorus pinigai prie mūsų pajamų, kurias mes turim savo šeimoje. Euroazijos apyvartos paskirstimas pavyzdys čia yra 1%, kaip skirstosi šis atlyginimas pagal marketingą, kaip jis išdalinamas yra. Eurazija tai yra viskas išskyrus Kiniją, tai eina ir Koreja, ir Mongolija, ir Rusija, ir Ukraina, ir Kazakstanas, ir Europos Sąjunga. Čia vadinasi Eurazijos grupė. O Kinija yra skirstoma atskirai. Ir Kinija daro per metus 450 milijonų apyvartą. Šitą kompaniją, jinai jau dirba 7 metai.
O Eurazija daro maždaug apie 1,5 milijonų irgi per metus tokią apyvartą. Vat yra skirtumas, kaip dirbti su Kinija, su internetiniam parduotuvėm arba su tinklinės rinkodaros kompanijom, kurios ir be Europos Sąjungos jie daro savo apyvartas ir jie gerai dirba ir iš jų galima mes pasimokinti, kaip daryti šitą verslą su tinklinės rinkodaros marketingu. Visos premijos yra kaupiamos, jos išmokamos bendroj sumoj ir nėra, kad vieną jeigu premiją gaunat, kitos negausit. Ir iš viso yra 65 700 eurų išmokami tiesiog bendroj sumoj, jeigu pasižiūrėt, kiek mokama už kvalifikaciją kiekvieną mėnesį. Kvalifikacijas įvairias. Global direktorius yra jau 1 taškų, yra į vieną šaką į kitą, ambasadorius global jau mokomas nuo visos apyvartos pasaulinės. Tai tame tarpe ir Kinijos gauna tie žmonės, kurie padarė šitą karjerą, jie gauna 0,5%. Ir va čia kaip skirstosi tie pinigai, jūs tiesiog matot, kaip yra pavyzdys čia. Ir ta pasaulinė, sakykime, premija ne kiekvienas žmogus gauna lyderiai mūsų, tie, kurie ambicingi yra, kurie nori turėti pinigų, kurie nori sveikatintis, kurie nori galimybę duoti žmonėm informaciją tokią, kad padėtų jiems gyventi, užsidirbti. Juk ne kiekviena kompanija duoda už žingsnius pinigus, kad jūs galėtumėte pradėti savo verslą. Naudokitės tą informaciją, kurią aš dabar čia jums suteikiu, kad jūs tiesiog pradėtumėt žiūrėti į tinklinės rinkodaros internetinį verslą visai kitu žvilgsniu ir kad galimybės yra neribotos ir jos kuo toliau, tuo įdomesnės darosi, keičiasi labai greitai, prisitaikyti mums reikia greitai ir mes prisitaikom prie tinklinės rinkodaros verslų. Ir gaunasi, kad privalumai yra rinkodaros, kad yra greitas išmokėjimas, momentinis uždarbis, kvalifikacijos premijos yra, likusios premijos ir pasiekimų rango išsaugomi. Jokių privalomų pirkinių nereikia daryti kiekvieną mėnesį. Ir partnerių programa yra 7 rūšių. Paketai yra, kaip čia rodo, start 250 taškų. Jūs be jokių problemų susigrąžinat pinigus ir tai nedidelė suma, kad galite pradėti startuoti, pradėti registruoti žmonės, gauti pinigus už žingsnius. Žmonės registruoti nebūtinai, bet vis tiek jūs gaunat pinigus už žingsniavimą kiekvieną dieną. Ir tokios kompanijos, tinklinės rinkodaros reitingai 2021 metais apyvartos MVI kompanijos buvo 8 milijardai 900 milijonų. Yra Natura 7, Herbalife 5 milijardai, Avon kompanija 3 milijardai ir įsivaizduokit, tos įmonės tiesiog dirba tinklinės rinkodaros verslu ir ne kiekviena mūsų Lietuvos įmonė gali pasigirti tokiom apyvartom. Ir kaip sako žmonės, kad perspektyva didžiulė dirbant tinklinės rinkodaros versle, tik tai reikia truputį išmokti, sužinoti informaciją, kaip prasideda verslas, kaip jis daromas, naudotis marketingais ir gauti pajamas. Partnerių palaikymo programos yra mokymai ir mokymai internetu, įmonių renginiai įvyka, ofisų programos, mokymai ofisuose, mokymai ir atostogos užsienyje. Tiesiog kompanija rūpinasi savo darbuotojais, savo partneriais ir daro visas sąlygas, kad jums atsirastų meilė darbui, noras dirbti, noras gauti didelius atlyginimus, nes dideli atlyginimai jums duoda laisvę ir nepriklausomybę. Mums patinka, kaip tiesiog vystosi tos internetinės parduotuvės. Ozon, Amazon,
Minderdyris. Tai jos žinomos. Mes užsakinėjom prekes, mes žinom tas parduotuvės, mes laukime, kol juos atsiųs, bet didžiulis privalumas yra, kad visa atstovybė, visas tiekimas į ES vyksta per Vilnių ir pagrindiniai sandėliai yra Vilniui. Tai reiškia, čia buhalterija, čia direktoriai, čia yra mokymai, čia vedami webinarai ir mes galime labai gerai pasinaudoti tą informaciją, kurią mums suteikia ofisas, mokindami žmonės, kaip daryti pristatymus internete, socialiniuose tinkluose ir tokie kaip webinarai taip pat vedami ofise ir galimybė nuvažiuoti, pasižiūrėti prekes prieš perkant, patikrinti, palygiti. Tokios galimybės perkant internetiniai parduotuviai ne kiekvienoje šalyje yra. Paprastai internetiniai parduotuviai žmonės perka, pasižiūrėjo, nepatiko, grąžino per 14 dienų. Čia jūs galite ir grąžinti per 14 dienų ir gauti garantijas ir dar prieš perkant pasižiūrėti, pajausti, pabandyti, pakvėpinti, paragauti. Ir tam yra Vilniaus ofisas, jis organizuoja 2 kartus į savaitę mokymus ir žmonės ten nuvažiavę gauna labai geros informacijos. Tai tik pradžia ir va šitą tiesiog jūs nuorodą. Galit nusiskanuoti ir va čia vedos yra nuoroda ir šitą informaciją apie tą kompaniją jūs gausite. Tai šiandien tiek norėjau ir jeigu labai trumpai išėjo tas visas pristatymas, nepykit, skaidrės galima pasižiūrėti sustabdžius ant pauzės, pasiskaityti, kas ten parašyta. Aš labai smulkiai kiekvieno bonuso, kiekvieno apmokėjimo už mūsų darbą neanalizavau. Tiesiog aš norėjau padaryti trumpą pristatymą lietuvišką, kad jūs turėtumėte galimybę susipažinti su KEDA kompanija. Tai yra didžiulė asociacija tarptautinio verslo internetinė parduotuvė. Ačiū uždėmesį, linkiu visiems prisijungti prie mūsų kompanijos, nes galimybės mėtosi ant žemės, žmogus gauna pinigus net už žingsniavimą ir nepasinaudoti pinigus pasimti nuo žingsniavimo po mūsų Lietuvą, po mūsų šalį, tai jau čia žmonių reikalas, nes jeigu jau nuo žemės nepasiemat pinigų, tai ko tada tikėtis iš gyvenimo. Ačiū uždėmesį, visiems sėkmės, kviečiame į mūsų kompaniją. Mūsų ofisas yra Savanorių prospekte 1 ir galimybė kontaktuose gauti telefonus, e-mailus, adresą ir atvykite į ofisą, gausite dar daugiau informacijos iš mūsų kolegų. Viso gero. Tai va, nustojau padaryti įrašą, tai iš tikrųjų unikali šita kompanija ir jinai labai perspektyvi yra, nes patirties yra daug metų ir mums vadovauja žmogus, kuris dirbęs FOHAU kompanijų 16 metų Lietuvoje. Jis yra kompanijos Lietuvos ofiso direktorius. Turi daug patirties ES dirbti ir tiesiog visas tas tinklas tik tai prasideda dabar. Ir jūs atsiranda to tinklo viršuje, kada jūs jungiatės dabar, nelaukia 2, 3, 5 metų, nes žmogus daug patirties turi ir 16 metų dirbant ES ir dirbant tinklinės rinkodaros versle, tai yra didžiulis privalumas mūsų vadovo ir mes mokinamės iš jo ir naudojamės jo informaciją, ką jis mums suteikia. Tai dar kartą kviečiu prisijungti prie mūsų kompanijos ir turėti didelės pajamas. Viso, sėkmės.